Nehemijo knyga, 7 skyrius. Kai buvo baigta siena, įstatytos duris ir paskirti vartų sargai, giedotojai ir levitai, daviau savo broliui Hananiui ir rūmų viršininkui Hananijai paliepimą dėl Jeruzalės, nes jie buvo ištikimi ir dievobaimingi vyrai. Įsakiau jiems neatidaryti Jeruzalės vartų iki saulės kaitros, o uždaryti bei užsklęsti juos prieš sutemstant. Sargybas statyti iš Jeruzalės gyventojų, kiekvieną arti jo namų. Miestas buvo platus ir didelis, bet žmonių ir namų jame buvo mažai. Dievas įdėjo į mano širdį sukviesti kilminguosius, viršininkus ir tautą ir surašyti giminėmis. Suradau sąrašus pirmųjų grįžusių iš nelaisvės. Štai krašto žmonės, kurie grįžo iš nelaisvės, iš tų, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo ištrėmęs į Babiloną. Jie sugrįžo į Jeruzalę bei Judą, kiekvienas į savo miestą. Jiems vadovavo Zerubabelis, Jozuė, Nehemija, Azarija, Raamija, Nahamanis, Mordechajas, Bilšanas, Misperetas, Bigvajas, Nehumas ir Baana. Izraelio tautos vyrų skaičius. Parošo palikuonių buvo 2172. Šefatijos 372. Aracho 652. Pahat Moabo palikuonių iš Ješuvos ir Joabo giminės 2818. Elamo 1254. Zatuvo 845. Zakajo 760. Binujo 648. Bebajo 628. Azgado 2322. Adonikamo 667. Bigvajo 2067. Adino 655. Atero palikuonių iš Ezekijo 98. Hašumo 328. Becajo 324. Harifo 112. Gibeono 95. Betliejaus ir Netofos vyrų 188. Anatoto vyrų 128. Bet Azmaveto vyrų 42. Kirjat Jerimo, Kefyros ir Beroto vyrų 743. Ramos ir Gebos vyrų 621. Michmašo vyrų 122. Betelio ir Ajo vyrų 123. Kito Nebojo vyrų 52. Kito Elamo palikuonių 1254. Harimo 320. Jericho 345. Lodo, Hadido ir Onojo 721. Senavos 3930. Kunigų Jedajos palikuonių iš Jozuės namų 973. Imero 1052. Pažhūro 1247.
Harimo 1017. Levitų, Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodvos sūnų 74. Giedotojų, Asafo palikuonių 148. Vartų sargų, Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių 138. Šventyklos tarnai, Cihos, Hasufos, Tabaoto, Keroso, Sijos, Padono, Lebanos, Hagabos, Šalmajo, Hanano, Gidelio, Gaharo, Reajos, Recino, Nekodos, Gazamo, Uzos, Paseacho, Besajo, Meunimo, Nefišsos, Bagbuko, Hakufos, Harhuro, Baclito, Mehidos, Haršos, Barkoso, Siseros, Temacho, Necijacho ir Hatifos palikuonys. Saliamono tarnų palikuonys, Sotajo, Sofereto, Peridos, Jaalos, Darkono, Gidelio, Šefatijos, Hatilo, Poheret Cebaimo ir Amono palikuonys. Šventyklos ir Saliamono tarnų palikuonių buvo 392. Šitie atvyko iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerub Adono ir Imero, bet negalėjo įrodyti savo tėvų ir savo kilmės, ar jie kilę iš Izraelio. Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonių 642. Iš kunigų Hobajos, Hakoco, Barzilajo, kuris buvo vedęs Gileadiečio Barzilajo dukterį ir buvo vadinamas jų vardu palikuonys. Jie ieškojo savo vardų giminių sąrašuose, tačiau nerado. Todėl jie buvo atskirti nuo kunigystės, kaip susitepę. Tiršata jiems uždraudė valgyti švenčiausią maistą, kol atsiras kunigas, nešiojantis urimus ir tumimus. Iš viso žmonių buvo 42 360, neskaičiuojant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo 7337. Be to, jie turėjo giedotojų vyrų ir moterų 245. Arklių buvo 736, mulų 245, kupranugarių 435, asilų 6720. Kai kurie šeimų vadai aukojo darbui. Tiršata davė 1000 drachmų aukso, 50 šlakstytuvų, 530 kunigų apdarų. Kai kurie šeimų vadai 20 000 drachmų aukso ir 2200 sidabro minų. Visų kitų dovanos buvo 20 000 drachmų aukso, 2000 sidabro minų ir 67 kunigų apdarai. Kunigai, levitai, giedotojai, vartų sargai, dalis tautos, šventyklos tarnai ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose. 7 mėnesį Izraelitai buvo savo miestuose.